Dirbu SRP projekte 11 metų jau. Kaip projektų vadovė, įsidarbinau kaip administratorė. Įtraukė tas projektavimo procesas, labai įdomu pasirodė ir pradėjau gilinti žinias ir tai nuvedė iki projekto vadovės kelio. Esu SRP projektas vadovas jau 7 metai. Įstojau į civilinę inžineriją, o civilinė inžinerija apėmė visas infrastruktūros sritis – orą, vandenį, geležinkelius ir kelius. Nuo paauglystės apie tai svajojau ir esu ten, kur norėjau būti. Tiltų skyrius buvo įkurtas 2017 metais SRP. Direktorius Tadas mūsų pasikvietė pasikalbėti, sutapo mintys ir idėjos ir taip ir atsidūriau čia. Tiltus tai pamėgau studijų laikotarpiu. Didelę įtaką mano supratimo formavimuose darė vienas dėstytojas, kuris ir turbūt ir užkrėtė tą tiltų ligą. Taip ir tęsis tas kelias jau 13 metų. Norisi palengvinti susisiekimą gyventojams, tarptautinių reisų vairuotojams ir taip toliau. Tuo statiniu, kurį tu ilgą laiką projektuoji, juo vėliau naudojasi visi žmonės ir tu jį gali pamatyti gyvai. Mano galbūt asmeniniai tikslai yra garsinti Lietuvą kažkokiais išskirtiniais statiniais, kurie pastatyti per trumpiausią laiką, nepertraukiant eismo, panaudotos naujausios statybos technologijos. Norim įnešti į statybos sektorių kuo daugiau naujovių, skaitmeninę techniką, skaitmeninę statybos įrangą, kad darbai būtų atliekami kuo greičiau. Projektavime dažnai naudojam dronus, skanavimo įrangas, efektyviai taiko BIM metodologiją. Dažnai pasikartojančiom užduotim naudojam ir įvairius vizualinio programavimo įrankius. Projektuotojo veikla tikrai gali pasireikšti kūrybiškumu, galimybė sukurti išskirtinius projektus. Kaip pavyzdžiui, šiuo atveju upė teka, jinai kaip teka. Mes ją turim įveikti, sujungti krantus, bet padaryti kuo mažesnį įtaką jos natūraliai tėkmei. Tai yra velniškai įdomu.